įsitaisyk patogiai taip, kad galėtum atsipalaiduoti, kad kūnas nebūtų įsitempęs. Dabar dar kelias minutės pasiruošiam praktikai. Aišku, galima atsigulti, bet jei nori neužmigti, prisiminti, kas vyko praktikos metu, geriau yra tiesiog patogiai atsisėsti, įsitaisyti, bet pati susirask savo patogią vietą. Ir visada praktikos pradžioje rekomenduoju įsipilti vandens, prieš praktiką pusę puodelio atsigerti ir po praktikos. Praktikos metu vyksta labai gilūs procesai, nes šiandien eisim į gilų atsipalaidavimą, todėl praktika užtruks apie pusvalandį. Praktikos metu kreipiuosi tu į tave asmeniškai, tai praktika kiekvienai asmeniškai susijungti su savo pasąmonė, su savo vidum. Mano užduotis yra tik vesti, o tu atsiveri savo vidui, kad susijungti su savo pasąmonė ir laukti šios žinios. Nereikia nieko išgalvoti, tiesiog jausk, leisk savo pajausti save, suprasti tai, kas vyksta tavo jausmuose, tavo emocijose. Praktika dėl to vadinasi emocinė vizualinė, nes būtent kylančios emocijos parodo tau, kas tau vyksta viduje. Tai įsitaisyk kuo patogiau ir praktiką pradėsim. Gilus įkvėpimas per nosį ir lėtas iškvėpimas per burną. Pradėk giliai kvėpuoti ir susikauk dabar tik į kvėpavimą ir į savo kūną. Išeina dienos įtampa, visos beprasmės, bereikalingos mintis. Leisk savo atsipalaiduoti kūnu, paleisk visas mintis. Jeigu praktikos metu kokios mintis lenda į galvą, tada tiesiog gali jums pasakyti, dabar palikit mane ramybėje, su jumis pakalbėsim vėliau po praktikos. Gilus įkvėpimas per nosį, gali su garsu pajausti, kaip per šnerves, per plaučius oras patenka į visą organizmą. Iš ten surenka įtampą ir per burną tiesiog su garsu iškvėpk visą tą įtampą susikaupusią, dienos rutiną ir leisk savo atsipalaiduoti. Pajausk, kaip su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu atsipalaiduoja tavo pėdos, blauzdos, šlaunys, atsipalaiduoja sėdmenis, vėl gilus įkvėpimas ir iškvėp per burną su garsu, visą įtampą išleisk iš viso kūno. Ir su kiekvienu tokiu įkvėpimu ir iškvėpimu jausk, kaip atsipalaiduoja nugara, pilvas. Dabar nereikia įtempti jo, pajausk pilvas atsipalaidavęs. Pečiai, rankos visiškai atsipalaiduoja, jos tarsi apsunksta, nes raumenys atsipalaiduoja. Vėl gilus įkvėpimas. Ir su giliu įkvėpimu ir iškvėpimu jauti, kaip išeina įtampa iš kaklo. Galva išlaisvėja, prašviesėja. Atsipalaidavimo banga užlieja visą kūną. Visą kūną užlieja atsipalaidavimo banga. Jei jauti dar kur įtampa, pajudink tą vietą ir atpalaiduok. Dar gilus įkvėpimas. Ir išleis per burną dar likusią įtampą. Pajausk, ar žandikaulis atsipalaidavęs, gali šiek tiek pajudinti.
veidas atsipalaiduoja. Dar gilus įkvėpimas ir lėtas, išlaisvinantis iškvėpimas. Ir dabar kvėpuok ramiai, įprastai ir sutelk savo dėmesį ties krūtinės viduriu, kur yra širdies energetinis centras. Ir savo vidiniu žvilgsniu pamatyk savo širdies energetinį centrą kaip gėlės žiedą. Atkreip dėmesį, koks tai žiedas, kokios spalvos, kokie žiedlapiai. Leisk jam prasiskleisti, o gal jis jau prasiskleidęs. Atkreip dėmesį, kokiu greičiu jis prasiskleidžia. Pasitikėk savo vidum, leisk parodyti tai, kas vyksta tavyje. Žiedas prasiskleidžia ir per žiedo centrą patenki į savo vidinį pasaulį. Į savo vidinį pasaulį. Į savo vidinį pasaulį. Vis giliau ir giliau pasineriant į savo pasąmonę, jauti, kas vyksta tavo viduje. Jauti, kas vyksta tavo kūne, kaip šiluma kūnų juda, kur jauti šiltą. Jauti, kaip kvėpavimas ramiai pakyla, nusileidžia. Nebejauti atramos, į kurią remiesi. Ir savo vidiniu žvilgsniu regi, kad eini į tamsų mišką. Prieš tave tamsus miškas. Ir tau teks pereiti šį tamsų mišką, pereiti per tamsę, gal net nejaukią, ne ypač malonę karalystę. Gali pasikviesti su savim draugus, kuriais pasitiki. Daug neišgalvok, tiesiog leisk savo vidui parodyti, kas su tavim eis į tamsų mišką. Pasitikėk savo vidum, savo pasąmonę. Tiesiog jausk ir matyk vaizdus. Jei nieko nematai ar nejauti, tiesiog atsipalaiduok ir leisk pasąmonei veikti ir klausyk mano vedimo. Kad įeiti šį tamsų mišką, kuris yra prieš tave, pasikviesk su savim draugus, kuriais pasitiki. Gal tai vienas draugas, o gal daugiau draugų. Gal tai žmogus, o gal net ne žmogus. Tačiau tiksliai žinai, kad ši draugija yra ta, kuria gali pasitikėti. Pilnai. Kuri tave neišduos sunkiu metu. Su kuriais tau drąsu, kurie tavęs nepaliks, kai tau bus sunku, nepaliks bėdoje ir būtinai palaikys tave sudėtingu metu. Pažiūrėk, kokie tai draugai, kas tai. Ir kartu užeinate į tamsų mišką. Pradedate per jį judėti. Apsidairyk, ką matai aplinkui. Gali pamatyti jame keistus medžius, keistus peizažus.
gali matyti keistus statinius, gal jie nėra malonūs, nes tai užburta vieta, po kurio laiko sutinki užburtą keistą būtybę. Ji užkerėta šios keistos ir baisios vietos, pažiūrėk, kas tai per būtybė. Kaip ji atrodo, kas su ja nutiko, gali net paklausti. Tavo užduotis yra atkerėti šią būtybę. Atkerėti ją, kuri yra užkerėta šitos keistos vietos. Ir gali padaryti bet ką, gali padaryti viską, ką tik nori, kad atkerėtum šitą būtybę. Su tavimi yra draugai, kurie gali tau padėti. Jei nori, gali pasinaudoti jų pagalbą. Atlik bet kokius veiksmus, kurie manai, kad yra būtini, kad atkerėt šią būtybę. Tu gali viską. Dabar tu gali viską, tu esi visagalė. Tu gali atkerėti šitą būtybę. Ir po to, kai atkerėsi, pasižiūrėk, kas tai. Gali pasiimti ją kartu su savim, jei nori, o gali tiesiog eiti toliau. Ir kai eini toliau, sutinki dar vieną būtybę, kurią teks atkerėti. Tu turi šiek tiek laiko, pasivaikščiok šiuo tamsiu užburtu mišku, kuriame yra užkerėtos būtybės. Atkerėk, ką gali, pakalbėk po to su jom. Kai atkerėsi, paklausk jų, kas jom nutiko. Kai atkerėsi visas užburtas būtybės, paklausk, kas jom nutiko. Pažiūrėk, gal net miškas šiek pasikeitė. Turi šiek tiek laiko, gali visus ten atkerėti. Tavo draugai gali tau padėti. Tu gali viską. Savo vidinė šviesa gali nušviesti visą šį tamsų mišką ir atkerėti visas ten esančias būtybės, jeigu tik to nori. Jauties užtikrinta, tu gali tai padaryti. Ir pažiūrėk, kas iš tikrųjų buvo tos užkerėtos būtybės, kai atkerėsi jas. Gali pakalbėti su jom, paklausti, kas jom buvo nutikę. Ir eini toliau, tolyn, pagaliau išeini iš šio užburto miško ir prieini vandens telkinį. Pažiūrėk, kas tai? Gal tai upė, gal ežeras. Ir matai ant kranto valtį. Gali ją lipti, įlipi.
Ar tu viena ar su draugais lipi į valtį? Ir plaukiate. Atkreipk dėmesį, kas šitą valtį irkluoja. Ar tiesiog srovėja neša? Ar greit plaukia valtis? Kaip tu jautiesi? Kaip jautiesi dabar plaukdama valtimi? Su kuo joje esi? Ko dabar norėtum labiausiai? Duok sau tai. Tai, ko dabar norėtum, duok sau, tu gali. Čia tu gali viską. Tu gali duoti sau tai, ko tavo širdis trokšta. Tiesiog įsivaizduok tai ir leisk sau tai patirti, turėti, gauti. Kaip jautiesi? Ir valtis priplaukė prie gražios salos, prie smėlėto kranto. Pažiūrėk, koks tai krantas, kas tau labiausiai patinka čia. Ir dabar tu viena išlipi iš valties į krantą, eini smėliu, prieini žolę. Gal netgi basa pajauti, kokia minkšta, švelni žolė. Jautiesi, tarsi ši vieta tavęs lauktų, kad tau suteikti maloniausius jausmus ir išgyvenimus. Eini per žalią žolę, takeliu, per žalią pievą. Žolė glosto tavo kojas. Vėjelis kedena plaukus. Saulės spinduliai glosto tavo kūną. Jauties maloniai, pasitikinčiai. Ir matai, iš priekio artyn link tavęs eina moteris. Tai tavo moteriškumas, tavo vidinė moteris. Ji priartėja prie tavęs. Pažiūrėk, kaip ji atrodo, kuo apsirengusi. Kiek jai metų, į ką ji panaši. Tai tavo vidinė moteris. Ir ji nori padovanoti tau dovaną. Ištiesia rankas ir pažiūrėk, ką ji tau dovanoja. Ar nori priimti šią dovaną, ji nori priimk. Kaip nori. Ir taip pat ji nori tau perduoti žinią. Išklausyk, ką ji tau sako. Ką tavo moteriškumas tau nori pasakyti, perduoti.
Jei nori, gali su ja apsikabinti. Tai tavo dalis, tavo vidinė moteris. Ar nori su ja susijungti, susilieti, susivienyti? Gali pastebėti, kad ji pavirsta švelnia energija, kuri įteka į tave. Ką jauti? Kaip jautiesi? Gali apkabinti save, pajusti savyje virpesius. Ir tarti savo vidiniai moteriai, aš tave myliu. Aš myliu tave. Aš perėjau visus sunkumus, gyvenimo srovė nešė mane ir aš pagaliau susitikau ir priėmiau tave tokią, kokia tu esi. Tai yra savo moteriškumą, savo vidinę moterį. Aš esu moteris. Aš myliu save moterį. Kaip jautiesi? Kokius virpesius jauti savyje? Dar pasimėgauk šią būseną. Kaip jauti savyje savo moteriškumą. Kaip jautiesi įveikusi visus sunkumus, atkerėjusi užburtas būtybės, išsprendusi savo vidinės užduotis, išvalius savo pasąmonę, nušvitusi, susijungus, susiliejus su savo moteriškumu ir jautiesi tokia moterim, kuri užtikrinta, tau gera būti savimi, priimi save tokią, kokia esi. Gali dar pasakyti savo, myliu save, priimu save tokią, kokia esu. Ir praktika eina į pabaigą. Pajausk savo pėdas. Pajudink savo pirštus, kojų pirštus, rankų pirštus. Šiek tiek pasirąžyk. Pajausk save čia, į ką remiesi, visą kūną, pareiki save į šį momentą, čia ir dabar. Praktika baigėsi. Pajaus savo kūną, gali patrinti delnus ir uždėti delnus ant akių. Kai suskaičiuosiu iki 3, tiesiog atsimerk. 1, 2, 3, iš lėto atsimerk. Sveika sugrįžusi. Pasaulis laukia tavęs, išsivaliusios, pailsėjusios. Ir dabar geriausia užsirašyk tai, ką išgyvenai, patyrei, kokie jausmai, emocijos sukilo. Gal pradžioje praktika nelabai buvo maloni, bet tokia ir yra užduotis šitos praktikos, būtent, kad pažvelgti kuo giliau į savo vidų, ten, kur ne visai drąsu, tačiau
taip pat jį padeda suprasti, kad būtent tu pati gali tai pakeisti. Pakeisti tai, kas yra tavyje. Ir dabar gali atsigerti ir vandens. Vanduo padės sugrįžti į šį momentą, išeiti iš tos praktikos. Šita praktika nėra skirta dažnai atlikti. Ji labiau tokia pažintinė, susipažinti, kiek tavyje yra tų baimių viduje, kaip tu jas įveiki, kas tau padeda tame, kur tave neša gyvenimo srovė, kokios mintis ar valtyje, jeigu irgi būna nemalonu, vadinasi, yra daug sumišusių minčių, taip pat reikia savo mąstymą koreguoti. Kaip buvo saloje pasirašyk, kokia tavo vidinė moteris, kaip su jie susitikai, ką jį tau padovanojo, visą tą, ką praktikoje išgyvenai, išrašyk į dienoraštį